Sveiki. Temą šiam pokalbiui davė senokai jau skaitytas straipsnis apie sunkų žmogaus likimą. Tas žmogus gyveno dideliam milijoniniam mieste. Jį slėgė jausmas, sunkus jausmas, kad jis gyvena kaip kažkoks niekam nereikalingas anonimas. Dar jam sunkiau atrodė, kad kai jis išeis iš gyvenimo, niekas aplamai jo neprisimins, niekas net nepagalvos, kad jis toks gyveno, svajojo, kažką norėjo būti mylimas, norėjo, kad jį mylėtų ir taip toliau. Dabar dar jis dar gali ten pakviesti kažkurį kavinę ir pavaišinti ir dar ten valandėlę kažką su kuo pasidalinti, pakalbėti. O po to jis neliks niekam nežinomas. Ir jis tas jausmas, jo tas išlikimo jausmas jį taip slėgė ir kuo toliau, tuo labiau, kad jis nieko kito nesugalvojo, kaip imti vieną vidurdienį ir nušokti nuo tilto. Jis su vienu tikslu, kad sekančią dieną laikraščiai apie jį parašytų. Parašytų jo pavardę, vardą. Aišku, eis į jo namus, sužinos, paliks jis laiškutį, kad jis svajojo, kad jis norėjo pasakyti, kad aš gyvenau, aš turėjau svajonę, aš turėjau minčių. Ir taip jis save įprasmins. Tai yra sunkus ir sunkiai, bet tai yra kiekvieno žmogaus noras išlikti, tai yra egzistencinis noras. Išlikimo, prasminimo, gyvenimo įprasminimo noras. Tai yra vienas svarbiausių. Kaip pasiekti tą norą? Kaip pasiekti, ypač šiais laikais taip pat mūsų tempas dar labiau padidėjo, mes dar labiau susvetimėję, ar ne, dar labiau prislėgti savo rūpesčių, ar ne. Kaip išlikti, kad apie tave žinotų, kad tu toks gyvenai ir tavo kažkokią vieną mintį ar vieną svajonę. Ir nėra kito tikslo, nėra kito kelio, bent geriausio kelio tai yra nors nedidelė knyga. Knyga tai yra paminklas jau ne ant kalnelio, o daugelio žmonių širdise. Knyga įprasmina senelius, tėvus, vaikus, anūkus, kurie taip pat turės anūkų. Jie klausta savo tėvų, kaip ten buvo mūsų senelis, prosenelis, kuo jis gyveno, kaip jis atrodė, ar ne, kokios jo buvo mintis, kokie ten buvo, kokie jis rengėsi ir kokioje aplinkoje jis gyveno. Štai va ta išlikimo prasmė, tai yra pusė žmogaus gyvenimo iš esmės, ką tu šiandien uždirbi, kad tu maitiniesi, kad tu ten aprūpini, kažką tu padarai, ar ne? Ir pusė prasmės gyvenimo vien, kad tave prisimintų. Ir knygą parengti, aš esu leidykloje, jau dirbu virš 30 metų, jau 35 metai. Išleidau daug ir savo knygų, iki leidyklos dar išleidau savo daug knygų. Ir daugelį nesuskaičiuoju, kiek autorių esu išleidęs, su kuriais draugaujam, bendraujam, kurios įkvėpiau, ar ne, savo mintim, savo žodžiai, kurie dėkoja už tai, kad jie dabar į save įprasmina, kurie jau yra ir išėję, o knygos liko. Tai va štai knygą parengti yra tikrai nesunku. Ypatingai aš vertinu knygos albumo išleidimą, ar ne? Tai reikia surinkti nuotraukas, ne, iš albumų, ten iš kompiuterių, iš giminių, surinkti nuotraukas, truputį parašyti keletą žodžių, kas toj nuotrauko yra, koks tai metas, kokie ten draugai. Ir tarsi gaunasi gyvenimo filmas jau net, ar ne? Kadangi matosi ir vaizdas, ir matosi, kas ten buvo, ar ne? Kas buvo toj nuotraukoj, ten buvo giminė, ten bendradarbė, šitas įsiskyrė, šitas įsimylėjo, šitas apsivedė, tas tapo profesorium, tas, sakykime, ten pateko į kažkokias kriminalus. Ir tai gaunasi įdomi knyga, knyga tai nėra rašymas, knyga tai yra pasakojimas. Tu pasakoji savo gyvenimą, o svarbiausia, kada žmogus, su viena moterimi mes dirbom jau daug metų, buvo senutė, bet kada mes rašėm jos knygą, kartu dirbom, tai tarsi grįžo jaunystė, nes jį man jaunystės nuotraukos, bendramokslių, bendradarbių nuotraukos, ne? Ir jie gyvena vėl, tas energija, jai grįžta į kūną, ta jaunystės energija. Tai ne darbas, o yra net sveikata, net galima sustiprinti sveikatą. Štai aš visada prisimenu, kad Mažvydas išleido katekizmą beveik prieš 500 metų, o 2 egzemplioriai dar išliko.
Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų leidykla išleido, sakykime, 98 metų autorės Marijos Sereikienės knygą albumą. Ir ateina laikas, kai nebėra ko paklausti, taip pavadinam tą knygą, ar ne? Dar šitą sausį mes atšventėm jos 99 metų gimtadienį, o kovo mėnesį man paskambino iš ligoninės su deguonies aparatu, gražiai atsisveikinam. Ir labai džiaugiasi, kad palieka po savęs knygą. Ne? O pamatęs šitą knygą 94 metų Vytautas Kuprys, sako, aš taip pat noriu, nors buvo išleidęs jam kelias knygas, aš taip pat noriu būtent knygos albumą. Išleidom jam 100 metų, 100 gyvenimo, ne? Nes jam toj bus 100 metų, o 100 egzempliorių knygą, reiškia, tai tarsi jo 100 gyvenimų. Štai kaip jis įprasmina. Mūsų, mes dirbame jau, kaip sakiau, virš 30 metų, mes turim didelę patirtį, kaip padėti, kaip parengti, kaip atspausdinti, ar ne? Galima net pagal juodraščius, ranka rašytus tekstukus surenkam, ar ne? Galim net pagal diktofoną, Sereikienės viską į diktofoną. Sėdim su jie, kabutė geriam, kalbam pagal nuotraukas, įrašom, grįžęs į redakciją, aš surenku tekstus, nepaderinam. Ne? Ypatingai džiaugiuosi Šaketė Ina Rimkevičiūtė, kuri gaudam vos 300 eurų pensiją išleido atminimų knygą apie savo kraštiečius, ne? Pajotinių ir Voniškių kaimo krašto kaimų ir žmonių likimą. Jis dirbo bibliotekoje ten po karo ir surinko ir išleido, gaudama tokią pensiją net. Ir išleido, turtuoliai kartais neturi pinigų knygai ir neturi baliam kelionėm ir kam tik nori, o knygai neturi. Būtent daugiausia pas mane išleidžia nedaug uždirbantys žmonės. Ne? Mes mielai išleidžiam ir gamybinės knygas, sakykime, kad Lietuvos energetika, Anykščių dabar tik išleidome energetinės statybos gražią knygą istoriją, kūrėme patys šventėme. Šilumos tinklam daug išleidom, Raseinių, Mažeikių, Tauragės ir taip toliau, ar ne, įmonėms, ta prasme, įmonėms, apie žmonės, tai suartina žmonės, ne, sakykime, ta knyga ir reklamuoja įmonės dvasingumą, reklamuoja įmonės darbą, ne, ir žmonės artimiau tampa artimesni žmonės, skaitydami vieni apie kitus, ne. Daug esam išleidę, kurie artimieji išleido savo jau išėjusių žmonių knygą. Sakykime, Viktoro Rinkevičiaus išleidom jo mamos eilėraščių knygų, radus stalčiuose eilėraščius, ne, pavadinom jo Tiek eita, ne, ir išleidom jos jau, kurios jau nebuvo atminimų. Sūnus pasirūpino, kad būtų atminimas. Ne. Leonas Ašmontas išleido knygą apie savo tėvą, ne, nepriklausomos Lietuvos mokytoją Andrių Ašmontą, dienoraščiai, laiškai, biografija. Rašytojas Mikelinskas, kuris kiek knygų išleidęs ir pas mus porą išleidęs, išleido savo brolio Petro Mikelinsko kūrybą, mokytojui jis dirbo Panevėžyje, ar ne? Vat, Jonui Jackevičiui, kiek mes bendravom, jau nebėra, Jonui Mažintui iš Raseinių, ne? Taip pat Leno Stankaus gydytojos, ne, Jonas Steponkevičiaus, ne, Vievio kelininko ten muziejui dirbo, jo knyga taip pat jau jis išėjęs. Vat, kaip gražu, kad vat, ir savo džiaugsmą matau, ar ne, kad įprasmino žmonių gyvenimą, kurie jau negalėtų dabar įprasminti, jau jų nėra, ar ne. Labai gaila, kad ne visada pavyksta įkalbinti, ne visada pavyksta. Va toj dienoje atrodo, kam tas reikalinga. Ir va, ypatingai man gaila, kad su energetikų legenda kalbėjausi ne vieną kartą su Pranu Noreika, kuris pradėjo Elektrėnų miestą. Jis statė, pradėjo nuo pradžių, ten yra nuotrauka pievoj dar jisai, ne? Buvo grinam lauke, kur tapo Elektrėnai, ne? O knygos po savęs nepaliko. Skubėjo, visiems kitų darbus padarė, o jo ir neliko. Labai ir daug tokių žmonių galėčiau pasakoti istoriją. Ne? Daugelis atsisako su vienu, aš ne rašytojas, aš mažas žmogus. Ne? Nelaikykite savęs mažais. Nei vieno, vat yra gražus Montėnio pasakymas, ne? Cezario gyvenime nerasime vertų pavyzdžių daugiau, reiškia, jo gyvenime, negu mūsų pačių gyvenime. Mes savo anūkam, savo proanūkiam, mes esam tie Cezariai, mes tie yra tie kunigaikščiai ar karalaičiai, ar ne? Nuo ko pradėti šitą darbą, sakykime, jeigu norim? Nuo pačio svarbiausio ir sunkiausio. Nuo valandėlės laiko skirimo savo. Daugiau praktiškai nieko nereikia. O atrast tą valandėlę nuo kompiuterio, nuo tų kasdieninių rūpestėlių, nuo sodo, nuo žemelės, nuo kastuvėlio, reikia ten dirbti, bet atrast valandėlę tame ir
tave savo, ar ne? Sąsvini kompiuterį atmintieji, gal guli eilėraščių posmai, išleiskite eilėraščio knygutę. Ne, tai pasakokite savo biografiją, nėra įdomesnės knygos už žmogaus biografiją, ne? Yra fotonuotraukos, ne, ten pamąstymai, proza gali būti, ne? Va, sakykime, kitas yra ten rankdarbių daug turi, ne? Fotografas, sakykime, turi nuotraukų, tautodalininkas rankdarbių, ne? Nepalik tų darbų spintų kandėms ir kompiuterių senatvėj. Mes tai paversim knygą. Ateikit pas mus. Taip. Va. Gali būti ranka rašyta, gali būti, sakau, kaip dar kartą kartoju, gali būti diktofonė, be jokio minties. Ir man mūsų lozungas yra ateikit su idėja, su mintim, išeisite iš mūsų su knyga. Ne? Knygos leidyba maždaug kainuoja tiek, kiek reikėtų gimimo dienos šventė. O šventė praeina, ar ne, ir nelieka nieko, tik neplauti indai, ar ne, o žmogaus gyvenimas, ar ne, išliks anūkam proanūkiam, ar ne. Tai aš kartais juokauju, jeigu nėra jokių galimybių, o ne išleis knygą, ar ne, tai reiškia, tai parašykit laiškutį, įdėkit nuotrauką kokią ir įdėkit į butelį, įmeskit į nerį, Nemuną ar jūrą, išplauks, ar ne, gal kur kitoj valstybė, ir atidarys ir perskaitys, kad toks žmogus gyveno, ar ne. Ir kitas variantas, ne, to žmogaus nušok nuo tilto, nešok žmogau nuo tilto. Nešok žmogau, įprasmink save savo gyvenimu, kuris labai lengvai pasiekiamas ir pusė gyvenimo prasmės to vieno darbelio. Ne? Aš kaip prisistatysiu, pabaigoje pristatau save, esu rašytojas, parašęs ir išleidęs daugiau nei 100 savo autorinių knygų. O kaip leidėjas nesuskaičiuosi jau kiek knygų, kam įprasmino. Ne? Nesvarbu knygos dydis, gali būti mažytė knygutė, gali būti 10 nuotraukų, ne? Seneliai, tėvai, anūkai, vaikai, vestuvinė ir jau yra išlikimų. Ateikit pas mus ir mes saviem aš vedu jau, su kuriuo kalbuosi, mūsų nuolatiniai ir kurie skambina, ir kurie, sako, aš klausiausi įrašą, aš visiems išleidžiu su pirmoji eiliai. Mes ne tik kartu išleisim, bet ir atšvesim jūsų įsiamžinimo visam gyvenimui šventę. Ta šventė tai yra, kuri išlieka šimtui metų. Būkit laimingi, būkit prasmingi ir prasmingumą atraskim ir šiame šventame tikrai išlikimo darbe. Sėkmės visiems mano, pabaigo visada pasakau, mūsų leidykla vadinasi 3 žvaigždutės ir mano telefonas, lengviausia paskambinti, ne, ir viską aptarti, ir susitikimą, ir gal ir neleisim, bet apkalbėti, bent jau pajausti tą dvasią, tą leidybinį procesą, kuris yra labai mielas ir šventiškas ir net jau atjaunėjantis, sakykime, ten vaistus geria, ten papildus, kad atjaunėt, tas darbas atjaunina. Ne? Taip prašau, mano telefonas 86 87 75 147. Sėkmės iki susitikimo prie mūsų redakcijos, prie mūsų leidyklos 3 žvaigždutės stalo. Iki pasimatymo laimingai.